Sveiki, šiandien norėjau pakalbėti apie 3 tamsos dienų įvykį, kuris yra jau įvykęs pasaulio istorijoje, kai Egipte buvo tamsa, kuomet Mozė bandė įspėti faraoną ir manau šis įvykis gali pasikartoti mūsų istorijoje. Ir radau, pavyzdžiui, 2 tikinčiasias YouTube, kurios mano, kad labai greitai gali viskas įvykti, netgi šį pavasarį apie Paskos laikotarpį, kuomet Paska bus apie balandžio 12, balandžio 20 tame laikotarpyje, bet čia aišku labai gali būti apytikslė data ir plus datos dažniausiai būna neteisingos. Tad nereikia sureikšminti datų, gali pasitvirtinti, gali ne, tiesiog yra padidėjęs šansas. Bet manau, kad tas įvykis tikrai bus vieną dieną, tad geriau pasiruošti dabar, nepaisant ar tos 3 tamsos dienos išsipildys šią Paschą ar vėliau, bet tas įvykis, manau, tikrai bus vieną kartą, tad geriau pasiruošti dabar, be to užtruksite tik kelias valandas, man atrodo. Taigi, kaip jau sakiau, radau 2 tikinčiasias, kurios teigia, kad apie Paskos laikotarpį nuo balandžio 12 iki balandžio 20 gali būti 3 tamsos dienų įvykis ir labai daug žmonių labai skaudžiai nukentės per šį įvykį, nes nežinos kaip elgtis. Dievas yra paruošęs savo instrukcijas per įvairius pranašus, kuriuos radau YouTube. Taigi, norėjau trumpai pakalbėti, kaip pasiruošti. Palaukit. Ir dar vienas įdomus faktas, tai radau informacijos, kad prieš 3 dienų tamsos įvykį bus raudonas dangus arba ryškios spalvos dangui, kurios įspės tikinčiuosius, kad reikia pasislėpti viduje namuose. Tad jeigu išvysite raudoną dangų ar ryškias spalvas, reikia pasislėpti viduje. Bet čia, kai sakau apie tai daug tikinčiųjų praras tikėjimą, nes visi yra tikintieji, taip, tikiu Dievą, bet kai pradedam kalbėti apie tokius dalykus kaip 3 tamsos dienos arba rapture, tai išgaruoja tikėjimas greitai, nes žmonės netiki stebuklais, netiki keistais dalykais, bet man atrodo, kad mes jau artėjam prie šių įvykių, vienu žodžiu. Taigi, kada padidėjo šansai, kad įvyks 3 paros tamsos? Pavasarį didžiausia tikimybė, kaip jau sakiau, apie Paskos laikotarpį, balandžio 12, balandžio 20, bet čia gali klysti, jeigu neįsipildys, nieko tokio, ateityje bus vis tiek, tad geriau pasiruošti dabar, kaip jau sakiau. Ir tą dieną, kai bus 3 paros tamsos, gali būti vėjuota ir apsiniaukę. Tamsa gali prasidėti apie 12 valandą dienos, Jeruzalės laiku sutampa su Lietuvos laiku, tai apie 12 valandą per pietus greičiausiai tamsa prasidės. O tie ženklai ryškios spalvos ir raudonas dangus turbūt anksčiau valandą ar 2. Kaip jau sakiau, jo tos ryškios šviesos ir raudonas dangus eis prieš tą įvykį, jos gali trukti valandą, galbūt ne 2, nežinau tiksliai. Gali būti šalta naktis. Gali būti globalus žemės drebėjimas ar kosminis įvykis. Čia dauguma žmonių praras tikėjimą dabar staigiai. Ir 3 paros tamsos gali trukti 3 dienas ir 2 naktis. Bet čia tiksliai negaliu pasakyti. Tikintieji gali išgirsti trimito garsą prieš tą 3 dienų tamsos įvykį. Ir vaikai iki 12-13 metų, galbūt net iki 15 metų, turbūt išskris į rojų, kad išvengti baisumų, tad reikia to džiaugtis, nes bus baisių dalykų. Ir instrukcijos, ką daryti per 3 paras tamsos. Turėti reikia nepermatomas užuolaidas kambaryje, jokių būdų negalima žiūrėti į dangų. Jeigu pirksite užuolaidas iš Pigu LT ir panašių svetainių, žiūrėkite, kad pristatymas būtų sekančią dieną ar panašiai. Nes nemanau, kad mes galime rizikuoti, nereikia rizikuoti, nežinau, ar turime daug laiko, tad geriau žiūrėkite, kur pristatymas greičiau. Taigi būtinai turėkite nepermatomas užuolaidas kambaryje, turėkite žvakių. Yra katalikai, kurie rekomenduoja 100% bičių vaško, bet aš tai nesureikšminu to. Aišku, jeigu yra pasirinkimas, geriau bičių vaško 100%, bet aš nesureikšminu tos. Mūsų tikėjimas turi būti Jėzuje Kristuje, o ne tam tikrose žvakių tipuose. Ir elektronika taip pat gali neveikti per šį įvykį, tad reikia turėti žvakių.
Nors kai kuriem tikintiesiam gali viskas veikti, Dievas gali pasirūpinti mumis ir antgamtiškai. Tad įvairiai gali išsivystyti tie reikalai. Ir reikia kuo daugiau melstis per tą įvykį Dievui Tėvui Jėzus Kristaus vardu bei Jėzui tiesiogiai ir šventai dvasiai. Turėkite maisto ir vandens bent keliom dienom. Galite lauke girdėti šeimos ar draugų balsus, jokių būdų nežiūrėkite ir neįsileiskite nieko vidun. Nes vienu žodžiu čia nuskambės labai žiauriai, bet demonai gali apsimetinėti žmonėm, tad negalima nieko įsileisti per tą įvykį, nieko neleiskite vidun, nes gali būti apgaulių ir Dievo instrukcijos yra nieko neįsileisti vidun, net jeigu girdėtumėt šeimos narį lauke, nes gali būti apgaulių, kaip jau sakiau. Ir jokių būdų neikite laukan ir surakinkite duris. Čia tokios pagrindinės instrukcijos. Jeigu norite rasti daugiau informacijos, kad aš neįsigalvoju nieko, įveskite į YouTube 3 Days of Darkness ir ten rasite daugiau informacijos. Ačiū, kad klausėte ir prašau apsilankykite mano svetainėje naujaera.com, kur rasite daugiau informacijos apie dabartinius ir būsimus laikus pagal Bibliją. Jo, ačiū uždėmesi, prašau palaikinkit, subscribinkit, dėkui, iki.